Labas visiems ir ačiū, kurie įsijungė šitą vlogą. Šiek tiek esu pasidažius, biškai pasiruošus, nes nežinau, po kokios savaitės laiko gal pirmą kartą pasidažiau. Tai iškart kažkaip ir diena atrodo geresnė ir nuotaika. Ir kažkaip tokios motyvacijos atsirado, galvoju, pasiimsiu kamerą. Pradėsiu filmuoti šitą vlogą. Kas čia dabar? Sugalvojau nuvažiuoti iki vienos kūdikių vaikų parduotuvės. Aišku, su savo vyruku mažuoju. Bet kol kas jis dar miega, šiek tiek budinasi jau. Tai nežinau, aš susiruošiau, nežinau, ar jis bus susiruošęs. Yra šiek tiek rizika jį vežtis, todėl kad negana to, kad jisai, kaip aš minėjau, turi šiek tiek dar geltos. Realiai gal jau ir nebėra, galim sakyti. Nes tyrimai tie, kur dariausi, yra normos ribose, gydytojo nieko nesiūlė, jokio gydymo kažkokio papildomo, tiesiog sakė praeis. Plus jam atsirado tam, nežinau, ar kūdikio aknė ar kažkokia, tai visokie virimai, bet atrodo gan žiauri tie virimai, tai kažkaip gal jam dėl to nervų kaima dažnai. Plus prie to viso komplekto dar prisidėjo ir sloga. Ir tokia bjauri ta sloga, kažkur ten giliai naudojam tą siurptuką ir tų jūros vandenį, bet kažkaip sunkiai jam, nes, žinot, jis išpūsti negali, kažkaip kitaip negali, tai kiek mes galim, tiek pagelbėjam, bet jo, toks biški yra niurgzliukas. Tai nežinau, ar aš čia gerai padarysiu, jeigu įvešios, nes tiesiog noriu kažkur išlysti, atsibodo tos namuose sėdėti jau kokią visą savaitę, niekur nelindu, bet dabar galvoju, gal reikėtų surizikuoti, gal nuvažiuosim, tiesiog, ką nors gal nusipirktrasim, kokių rūbelių ar dar ko nors. Tai galvoju, pradėsiu šitą vlogą filmuoti, gal taip negarsiai girdisi, atsiprašysiu iškart, nes nenoriu garsiai šaukti. Tai va, sveiki visi užsukę šitą vlogą ir žiūrėsim, ką mes čia nuveiksim. Grįžom, lauke vėjas beprotiškas, bet šiaip šilta lauke, tai vaikinas dar miega, tai neėmiau iš kėdutės. Tai pasimėjau tokius du, kaip kombinezonai kažkokie tokie, nes buvo 2 perki už 100 kronų, tai yra už 13 eurų, man atrodo. Ir 2 tokie bodžiukai, irgi 2 už 175 kronus, tai tokius pasimėjau. Šitie man rankšluostukai žiauriai gerai eina. Jie, kai išsiskalbia, palieka tokie, ir labai tokie faini, minkšti. Tai pasimėjau dar kiek čia 3 tokie, labai gerai kokiam seilėm, kai atpila, šiaip kažkam apkloti, žodžiu, visur aš juos naudoju, labai sueina. Ir dar pasimėjau vieną tokį pat buteliuką, turiu jau vieną. Man labai patinka šitie iš mamų, nes jie yra su tokiom dugne gumelė, kuri neleidžia atsirasti burbulams ir taip diegliukams atsirasti pilve vaikui. Tai pasimėjau dar vieną tokį buteliuką, kadangi 2 turiu, reikia per dažnai plauti, tai pasimėjau dar vieną, kad reikėtų, būtų atsargai. Tikriausiai čia mane gerai matysit, biškai bus tokia tamsi. Gavau iš AliExpress siuntinius, tai parodys, ką užsisakiau. Užsakiau tokį ant spaudams daryti, pedutį ir rankytį. Ta jūs rankytę padarysiu ir pedutę ir užsakiau dar vieną tokį pat, kadangi atvyksta mano tėvai spalio pradžioj, tai noriu jiems tokį padaryti ir duoti parsiveš lauktuvių su jo pedutė ir rankyte. Čia savo užsisakiau, bet dar vienas turi atkeliauti. Vėliau sugalvojau, kad reikėtų tokį barį padaryti. Po to aš sakiau tą pieno pompą traukimų, bet kol atėjo, aišku, buvo, ar man bereikia, bet gal panaudosiu. Tiesiog čia yra viena elektrinė
Nežinau, kaip veikia, nežinau iš vis ar veikia. Aš norėjau elektrinės, nenorėjau tos tokios mechaninės, kur ten turi vargt pats pompuot, nes, nėra malonu labai, vis tiek skausmas yra šioks toks. Kiek atsimenu iš pirmo karto, iš pirmo vaiko, kad kai ligoninėje išnaudojau, tai man nelabai patiko tie dalykai. Ir kai su ranka darai, vis tiek atrodo, ai ne, čia švelniau, gal minkščiau, gal nespausiu. O kai elektroninė, tai yra šiek tiek rimtesnė gal ir nenori tai bus. Tai žodžiu, čia reiks pažiūrėti, kaip jinai susideda. Ir kitas dalykas, va toks rėmelis. Bet čia yra jau su ta modelino masė, kaip jinai pasakyti, tiesiog jau kur įsispaudžia. Čia galime įsidėti 2 nuotraukas ir čia pėdutė įsispaus. Vaikinas mano atsikėlė. Žiūriu, biški palūžęs rėmelis. Nu, žodžiu, pasidarysim tokius darbelius ir pažiūrėsim, ką gausis, aišku, aš viską parodysiu. O dabar einu, gal netikras aliarmas buvo. Tai va tokie pirkiniai ir tokie mano siuntiniai. Mano sodas, tiesa pasakius, dabar dviračių garažas. Vyras įsinešė savo dviračius į balkoną ir vaizdelis va toks. Tiesiog stoviu kampelėje ir vietos tik tiek. Prieš keletą dienų buvo pavogę šitą dviratį, bet matot, radom jį. Tai parsinešė čia į vidų, dabar pasidėjo, todėl kad laikydavom šitos dviračius rakinamoj laiptinėje, pas mus yra rakinama, ne su kažkokiu kodu, ne su kažkokiu čipu, o grynai su normaliu raktu. Ir pasirodo, mūsų laiptinėje gyvena vagies bendrininkas, kaip čia paaiškint, nes tiesiog turėjo jį įleisti tą laiptinę, kad pavog šitą dviratį. O tos dviračius laikėm po laiptais laiptiniai, užrakintų su nykščio storio, o tokiom spinom ir grandinėm, bet pasirodo sugebėjo nupjaut ar nugnybt ir tą dviratį pavogt. Tų dviračių nevogė, nes neįdomus, šitas elektrinis, bet gerai, kad sūnus išsiema visada bateriją. Tai dviratis buvo be baterijos ir šita spina buvo uždėta ant, žodžiu, ten. Tai šiaip tas dviratis yra labai sunkus. Toli jo nenuvilko, pasirodo, per sunku buvo vilkt ir pamatė, kad nėra baterijos ir jį pametė, numetė tiesiog. Aišku, aš į savo miesto grupę greitai parašiau, ar kas nors nematė šitą dviračio, pardavinėjant ar kas nors, kad važiuotų. Tai po kiek laiko įmetė, kad matė vienoje gatvėje pamestą prie krūmų. Aišku, sūnus nuvažiavo pasižiūrėti, jau nebebuvo, bet po to dar vakare parašė viena moteris, sako, mačiau kitose krūmose įkištą. Nulėkė, pasižiūrėjo ir rado. Tai va, šiaip geras dalykas yra tą tokią grupę turėti. Tai nekoks nevykęs vagis buvo, pasakysiu, kad pavogė, bet nematė, kad nėra baterijos ir užraktis buvo uždėtas. Tiesiog atsibodo tempt, vilkt, sunkus buvo ir numetė. Keletą dienų skambinau savo šeimos gydytojui, klausiau, ką patartų ir ką reikėtų daryti dėl tos kaktos, kad taip yra smarkiai išberta, netgi jau kažkokia kaip ir infekcija gavusi. Tai nelabai kažkokio patarimo gavau, gavau kokį tepaliuką patepti ar nežinau kažką tokio. Tai man rekomendavo nusipirkti tiesiog dezinfekuojantį muilą. Čia yra kažkoks kaip skrabas su glicerinu ir jis atsėti dezinfekuojantis, žodžiu, toks, rankų muilas. Gal čia ne rankų muilas, tiesiog muilas su glicerinu, kuris dezinfekuoja. Galvoju, jo. Čia Danijoje vaistų kažkokių sunkiai yra gauti, tik tai su receptu. O jei be recepto, šiaip jie visas ligas gydo su paracetamoliu arba tiesiog natūraliai praeis. Tai va, nusipirkau, nes galvoju, vis tik kažką daryti reikia, vaistų jokių neišrašė, tai tiesiog nusipirkau šitą muilą.
Ir žinokit, situacija pagerėjo ryškiai. Iš tiesų netikėjau, kad tas muilas gali tai padėti. Bet matot, infekcija dingo, raudonumas dingo, dar šiek tiek aišku yra tų pėdsakų. Bet dar gali atsirasti, nes kaip mūsų tas slaugė sakė, kad nesvarbu, kad pranyks. Bet iki metų atsiranda tie išlenda ir vėl iš naujo. Tai, nu žodžiu, šiek tiek pavyko suvaldyti, bet visai tas pasirodo geras muilas. O taip galvoju, bus kažkokia nesąmonė. Kadangi mūsų slaugė atvyks tik po 2 mėnesių, kai bus 2 mėnesiukui mažai, tai galvoju, šiandien jiem yra mėno lygiai, tai pabandysiu pasisverti, kiek užaugo jau. Pirmą, aišku, pasisversiu pati, po to pasimsiu ir pažiūrėsiu, kiek priaugo. Tai pasižiūrėm, kiek aš pati sveriu. Kaip visada aš nemoksiu, Okay. 5, 4 ir 1. Gerai, toj pasižiūrėsim, kiek sveria mažius. M9, da. Nu tai va, kiek čia gausi, aš PM4, su sūnum PM9, tai 5 kilai su biškiupi. Nu jau normaliai. Galvoju, tą progą reikėtų tada pasidaryti antspauduką šitą, man atrodo. Nes čia greičiau ir paprašiau, tą su tuo modelinu biškį ilgiau užtruks. Tai gal kitam vlogui parodys, kaip darysiu. Čia negalima dėti ant tos pusės. Tik aš neturiu dar rėmelių, reikės dar rėmelį nusipirkti, bet noriu pasidaryti tiesiog antspaudus. Ir viena pusė dažo, kita pusė nedažo. Kad nenusidažytų oda, tam yra reikalinga. Nežinau, žinokit. Ai, šita pusė dažo. Duosi pėdutę savo. Duosi pėdutę? Kažkaip čia nesąmoningai, matau. Gausis. O, gavosi. Duosi rankytę savo. Kumštuką nedaryk, saulėtę nedaryk kumštuką. Ne iš tos pusės uždėjau. Nu, bandom iš naujo. Duosi tai jau kaip 5. O, ne, ką jūs čia man darot? Nykštį susislėpti. Auč. Pliama. Nesąmonė. Nu, pėdutė gavosi, rankytė nelabai, nes labai yra stipriai suspaudęs į kumštuką. Kai bandysiu, kai užmigs, gal šiek tiek atpalaiduosiu, kaip nors švelniai pamėginsiu padaryti antspaudą. Ir tikiuosi gausis, nes ten nėra labai jau daug to rašalo, kad ten daug kartų užtektų jo. Tai nepavyko rankytis padaryti. O galutinį visą rezultatą, manau, parodysiu kažkuriam tai vlogui, kaip gausis, kaip įdėsiu rėmelį, nes dabar dar neužbaigta, bet pabandžiau padaryti. Tai manau, kad šitam vlogė aš su jumis atsisveikinsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paspaudžiam like, subscribe, mygtuką būtinai, kas neprenumeruoja dar. Ir susitiksim greitai kitame. Nu, tikiuosi greitai kitame mano video. Ate.